Grožis amžina savoka, tai ir amžinoji tiesa, ir tam tikras standartas, kanonas, kurį būtinai visi nori pakeisti, visi turi savo nuomonę. Apie tai kalbame su menininkė Skaistė Semenytė ir plastinės ir estetinės chirurgijos specialistu Gintaru Pabečiu. Taigi, grožis, kanonas, samprata. Pradėčiau labai paprastai. Dievas parašė vieną knygą anatomijai, vieną knygą perspektyvai, vieną knygą harmonijai. Ir visi, tiek mokslininkai, tiek menininkai, tiek kultūros specialistai, visi turi savo nuomonę, tiek filosofai, visi bando pakeisti, perrašyti šias knygas arba jas skaitydami vienaip ar kitaip interpretuoja. Kaip interpretuoja menininkai? Aš nežinau, aš matot labai domiuosi menu, sveiki, ponai, viena dama tarp vyrų, tai papasakosiu viską, kaip yra, aš nesiruošiu šitam pokalbiui, papasakosiu iš širdies, jūs labai gražiai pradėjot, šitas intro tikrai toks įdomus ir ta kryptim, taip, kaip menininkai, šiuolaikiniai menininkai, tai stengiasi, aš nežinau, kiek aš domiuosi menu dabar, tai kuo daugiau laužyti taisyklės, nes žmonės yra perpildyti visko, tai kad sudominti. Ir tas, čia mano nuomonė, tai aš stengiuosi tai daryti, nenoriu irgi būti kaip visi. Ir stengiuosi lietuvius kuo labiau pritraukti prie kitoniškumo. Nes jūs kaip meno kritikas galite pasakyti, meno srity buvo toks šioks toks štilis, gal aš manau, Lietuvoje. Tai iš mano pusės, tai aš laužau taisyklės. O iš kur ateina įtaka tam tikra, iš kur ateina ta energija, kurios pasisėmus jūs tas taisyklės ir sulaužote? Dar kitas klausimas, kaip jūs jas laužote, ar turite sulaužimo planą? Turbūt tai yra svarbiau. Aš labai daug keliauju, domiuosi meno istoriją, domiuosi menu ir mane inspiruoja labai daug užsienio menininkų, kurie nėra ganėtinai populiarūs Lietuvoje. Tai va, Michel Basquiatas, Mark Rothko, labai patinka ir Pablo Picasso. Šiaip daug menininkų, dar ir šiuolaikinių, yra ir toks Rich Culver, kur jie nėra labai populiarūs. Ir Lietuvoje daug žmonių nežino, kaip, pavyzdžiui, Vincento van Gogho ar taip toliau. Tai jie mane inspiruoja. Inspiruoja jų laisvę, inspiruoja jų istoriją ir nežinau, noras pakeisti. Noras pakeisti turbūt nesvetimas yra ir mokslininkams, ir medikams. Tačiau klausimas, ar reikia taisyti gamtos klaidas, jeigu menininkai taiso tas klaidas, suvesdami vienokią kitokią savo individualią perspektyvą, atranda autorinę techniką, kalba tik tai iš savęs. Šiuo atveju jūs esate apriboti tam tikrų standartų, kurios pats savaime jau turi žmogaus kūnas, yra vienokia ar kitokia organų sandara, vienos ar kitoks odos plastiškumas, jūs turite tai atsižvelgti. Ar yra vietos interpretacija jūsų pasaulyje? Pirmiausia, aš noriu padėkoti, aš čia pakliuvau į šitą situaciją, aišku, taip man vis laikas su to yra susijus, kai aš pradėjau dirbti estetinėje chirurgijoje. Mes iš anų laikų buvom gydytojai paprasti ir gydėm ligas. Ir aš kažkaip tai, kad pagydyti žmogų man reikėdavo, tai skrandžio dalį pašalinti, tai žarnos dalį, tai skydliaukės dalį, tai krūties dalį ir taip toliau. Reiškia, tu lyg tai išmesdamas kažką, tai žmogų išgydė. Atlieki gerą darbą ir taip toliau. Ir paskui atsirado pačioj dar pradžioj, dar čia Rusų armija buvo, kaip sakant, mes pas juos įsinuomavom operacinę ir mes pradėjom daryti estetinę chirurgiją, tokia visai nauja chirurgija, kuri kažką tai sukuria. Tai va, tai čia yra kūryba, prasidėjo, reiškia, ne toksai pagal kažkokias taisyklės išmetimas, bet jau prasidėjo improvizacija, kūrimas. Ir tas visas procesas toks buvo gan sudėtingas ir visa kita. Ir aš dėl ko visą laiką stebėjau dailininkus, man jie buvo tokie kaip pavyzdys, nes mes nesam tokie, žinot, kūrybingi. Gydytojas iš vis yra labai toksai, turi būti, negali improvizuoti, jam labai draudžiama. Šitoj srityje mes galim šiek tiek ir taip pavarijuoti. Ir aš atsimenu, važiavau tokią specializaciją į Belgiją, kaip tik estetinės chirurgijos. Ir mane toks globojo labai garsus profesorius Vangukas, kuris, reiškia, man sudarė sąlygas ir paskui man priėmė savo pilį, tokio labai įspūdingo. Ir aš blokavim než dovanų. Kažkaip tai padėkoti vis tiek jau, tai buvo šitumus laikų ir aš nuvežiau jam Poručio paveikslą. Porutis buvo labai geras akvarelistas ir aišku, ir turėjo ir aliejų. Toks buvo jau iš anų laikų tikrai geras dailininkas.
Tai žinokit, paskui po to įvykio man kiekvienais metais dėkodavo vyras ir jisai, paskui jisai mirė, o žmona liko, siūsdavo naujametinį pasveikinimą ir dėkodavo už tą paveikslą. Tai šia kokia paveikslo yra jėga, reiškia, labai jiems buvo įspūdinga. Nu ir aš paskui, kai pradėjau dirbti, aš pradėjau analizuoti tą grožį, tą visą supratimą, dėl ko žmogus yra gražus. Ir aš labai daug stebėjau dailininkų, žinokit, jūs labai mokat nutapyti, aš čia kalbu daug apie veidą, aišku, čia tokia sritis labai realistiška yra ir Lietuvoje, tai sakyčiau taip atvirai, tai vengia dailininkai, reiškia, tapyti veidą, aš tai pastebiu, tai čia kitas klausimas, bet jeigu jie tapo, tai yra, aš turiu savo nuomonę, sakau, net ir kartais pavyzdžius, sakau, va šitas yra geras, šitas nelabai, tai va tie dailininkai visai aš juos visi ir kartais pakritikuoju, kurie, žinai, daro veidus. Bet ir dar vieną tokį įspūdį, aš kai buvau Amsterdame ir Van Gogo, reiškia, Van Gogo periodu, kai virto tas lūžis, buvo labai realistiški paveikslai. Ypatingai, jau kaip nuotraukos buvo taip atidirbta idealiai. Ir Van Gogas studentas, jis darydavo kopijas tų pačių paveikslų savo stilium. Taip. Ir tu suprantat, viskas va taip, ir tas pats paveikslas. Visiškai nėra tos realybės, o žiūri tas pats žmogus, supranta, čia buvo man didžiausias įspūdis, to žinai, kopija. Ar jūs vedate prie standarto, visuotinai priimto standarto, ar toks iš viso gali egzistuoti? Įsivaizduokim situaciją, kad visi pradeda gyventi Van Gogo gyvenimą, Van Gogo stilium, netgi odontologai tampa ekspresionistais. Jie sako, kad kreivi dantį, šilkia kreivi žandikauliai, tai yra tobula, tai yra pirmykštis žmogaus grožis, tas ėjimas atgal į gamtą, tai yra būtina žmogui, kad išliktų jisai žmogumi. Ir pasaulis pasikeičia, atsiranda tam tikri rūbai, mada, dizainas pritaikytas kryvarankiams, atleiskit, jeigu taip sakau, perkeltinė prasme, kas tinka menininkui, netinka mokslininkui ir netinka estetinės chirurgijos specialistui. Būtinas kažkokios naujos taisyklės, bet ar jos neveda prie asmeninio standarto sukūrimo, taip pat kaip ir jūsų menas, jį galima traktuoti ir kaip autorinė technika, ir kaip autorinį stilių. Tai šiuo atveju, ar jūs kiekvienas, ne tik jūs, bet ir jūsų kolegos, nekuria autorinės stiliaus? Ką aš noriu pasakyti, iš to, ką jūs visi pakritikuoti, mes esam nedailininkai, žinokit. Kokie mes ten vadintume, labai madoj yra plastikos chirurgas, tapo, žinai, bet dažnai būna, bet mes esam kopijuotojai. Mums yra žymiai paprasčiau negu dailininkam. Ir aš per ilgą studijavimą tų vadinamų gražuolių, bet pripažintų gražuolių. Jo žinokit, gimsta labai retai. Kodėl atsiranda gražuoliai ir visas pasaulis, ten Bridget Burdo, pavyzdžiui, toks pavyzdys. Taip, visi elps. Paskui dar kažkokia išlenda, žinai, visas pasaulis žino tą gražuolę. Kai kurios ten sako, man nepatika, tai mes sakom, ačiū už jūsų nuomonę, bet už tai, kad tas gražus tie bruožai irgi duoda labai teigiamą emociją. Kaip ir paveikslas, aš skaitau, duoda emociją. Jie būtinai turi būti realistiška. Žinai, kai buvo, sakau, tapė labai realistiškus, jau čia darė fotonuotraukas, vis tai, kad jo impresionistai bim, pradėjo visokiais brūkšneliais ir taip pat didžiausias malonumas ir net tos paveikslos dabar moka milijonus. Tai jau dabar paveikslai irgi visai skiriasi ir tai čia yra dailininkų, čia yra emocija, jūs tą padarot, o mes, aišku, mes tik kopijuojam. Bet aš ką noriu pasidėti, kritikuojant, kad mes irgi pradėsim daryti visokius eksperimentus, žinokit, ne. Bet tai dabar daro, nematėt, dabar ir moterų veidai būna iškreipti, dabar jau žiūriu, ten visokiausių daro, kad netgi pakiai dabar maduoju, mačiau Japonijoje ar Kinijoje, tai žiūriu, eksperimentuoja irgi. Bando, žinokit, bet aš nemanau, gal tas ir įvyks, bet šiuo metu kol kas dar nebuvo tokio lūžio. Aš taip sakau, reiškia, stilius tai keičia. Bet jūsų stilius yra praktika. O mūsų yra kūnas, suprantat, aš kaip sakau, mes moteris, graži moteris, sakau, jeigu jūs būsit be plaukų ir pamatysite, kad iš 100 gal bus, nežinau, 1000 gal bus tik viena graži. O su stilium jūs galite susikurti. Tai čia. Tai būna, kad sudarai moterį. Ar nebūna taip, kad moteris per daug, nepavadinsiu, kad kvailas, bet kur jau ateina pas jūs ir jūs jau sakot, stop. Riba. Labai daug. Aš aplamai nevykdau užsakymų. Nes aš kiek žiūrėjau jūsų darbus, tai pas jūs labai gražus darbai, tokie nėra perdėti, nėra tokie, jau man irgi, to 44 draugausim. Ne, tai aš dabar kalbu daugiau kaip gydytojas, suprantat, estetikos specialistas. Aš,
siūlau, ką reikia daryti. Suprantat, kartais žmogus ateina, prašo, jeigu aš matau, kad yra pro šalį, tai iš vis nekalbam, arba dadedu, jeigu pritariu, tai pritariu. Už tai, kad sakau, kūnas turi, kaip aš sakau, Dievas sukūrė vieną standartą - vyrišką grožį ir moterišką. Ir jeigu jūs pažiūrėsite skulptūras ar ten, antiką, dar likę romėnų, kosmosą. Kokie veidai. Proporcijos visų pirma. Idealūs. Ir kažkokie dailininkai. Mikelandželas ten 16 amžiui pradėjo kažką panašaus daryti ir visi pradėjo alpti, kaip gražu. Iki to darė baidyklės. Jis pridėjo raumenų. Jis padarė sulipdė. Kaip gražus tai, bet viską darė romėnai, graikai darė idealias skulptūras, klostės, proporcijas. Tiesiog fantastika. Šiuo atveju mes kalbam apie universalą ir apie tai, kas yra gražu. Bet kas yra įdomu, tai jau yra skirtumas tarp gražaus ir įdomaus. Ar jums šiuo atveju kreipiuosi į Gintarą, nes tai yra daug įdomiau, menininkas visada gali įdomiai padaryti. Tai priklauso nuo jo momentinės nuotaikos. Atsiprašau, žinokit, ne visada. Ne visada, nes labai daug daro taip, kaip visi daro gražiai, kad visi klientai, bet ne visada. Jūs turite teisę paklaidai. Vieną dieną taip, kitą dieną kitaip. Čia negalima. Pas mus nėra variantų. Nėra. Ar buvo užsakymų tokių, kad ateina žmogus ir sako, viskas labai gerai, būtų taip gražu, bet aš noriu, kad būtų įdomu. Noriu patraukti dėmesį tom ir tom. Tai va, konkrečiai labai dideliam lūpom. Nesutinku. Mes labai griežti šiuo atveju. Sakau, mes esam tokie riboti, žinokit, jūs laisvi, žinokit, dailininkai. Mes esam labai apibriežti, nes jeigu tu tik pradėsi improvizuoti, tas lūpas daryti, tai čia yra, kaip aš sakau, moterų fantazijos. O tos lūpos, žinok, dažniausiai daro, aišku, kai kas, bet dažniausiai ten jos yra draugės ir jos ten visos leidžiasi viena kitai ir jos įsivaizduoja, kad yra labai gražu, žinok. Ir staiga kažkas sako, karalius nuoga, žinai, čia visi plojo, draugės gyrė, o staiga sako, bet yra nelabai, tai suprantat, tai čia yra, bet tas įdomumas yra stilius. Bet aš ir sakau, mes padarom formą, o kaip jau aprengia, kaip išpuošia, kaip pasikošia, kaip pasidažai, ką pasikabini, tai va čia yra improvizacijos, o jau čia yra laisvė. Reikia pastebėti, kad labai veikia visuomeninė aplinka, veikia influenceriai, veikia socialiniai tinklai, o kaip buvo tada, kai jų nebuvo, tai tos visos žvaigždės, apie kurias kalbam dabar, jos būdavo šlifuojamos prodiuserių, jas mokindavo ir prancūzų kalbos, ir taisyklingos tarsenos, ir stiliaus, mados, aprangos dalykų ir etikėto, ypač jeigu jos būdavo iš provincijos. Tai didelis darbas būdavo įdedamas į įvaizdžio formavimą. Dabar tą padaryti yra lengviau, kaip jūs sakėt, vienas kitą kopijuoja, menininkai taip pat tą daro, nes informacijos yra begalė ir tu... Ir jau nebeišrasi nieko, juk nepadarysi nei naujų lūpų, nei naujos nuotės, ten kažkokios pats. Arba sukurti naują paveikslą. Man tai kokia, man reikia improvizuoti. O mes tai va, kaip ir jūs žinot pats, kad menininkas inspiruoja menininką visais laikais. Taigi ir ten ir Polokas be proto pavydėjo Pikasui, kodėl Picasso sekasi, o jam nesiseka, jis galvoja, kaip čia jį nurungti. Buvo labai tokie, visais laikais buvo. Kažkam patinka reiškia tas emocija. Bet žinot, kas yra gražiausia, kad mes vienas kitus motyvuojam. Pavyzdžiui, menininkas, aš net nutapydama, net nežinau, gal aš motyvuoju dar 10 žmonių. Jūs padarydamas irgi gražų veidą, gal motyvuojat kitas moteris irgi pasitempti. Ne, žmonėms sukelia teigiamą emociją. Žinai. Jeigu žmogus yra gražus, tada, kaip sako, natūralus. Tai žinokit, tas natūralus tai nereiškia, kad čia nieko nėra. Čia yra labai daug darbo, bet gero darbo. Va čia yra skirtumas. Kurio nesimato? Jo nesimato ir pasakot, man Hollywoodas yra pavyzdys. Ten tikrai moteris yra padarytos labai gerai ir aktoriai, kadangi jos turi parduoti. Jis negali būti, kažkoks tai netoks. Bet žinot, dėl ko? Aš taip manau, žinokit, ir dėl to, kad Lietuvoje labai daug merginų ir iš mano pažįstamų tarpo, jos eina į tos visokius skladukus, kaip aš sakau, eina pas tos žmonės, kurie net neturi išsilavinimo. Ir leidimo net neturi jo to daryti, tai pas jūs, tai jūs čia galit laisvai visai Lietuvai pasakoti, nes jūsų tokia praktika, kad... Ne, tai mes tai transliuojam ir dar žmogus renkasi, žinai. Jūs galit kalbėti apie Hollywoodą, nes jūs jau turit praktikos, bet kaip panos nueina ir susigadina viską, ir veidus, ir lūpas. Mes sakom, čia jūsų pasirinkimas, pati pasirenka. Bet ar galima bet kurį veidą, bet kurį atėjusį klientą padėti po to šablonu ir sakyti maždaug šiek tiek taip. Ne, aš negaliu imtis korektūros, vienokias ar kitokias, nes tai yra ne mano stilius. Taip, o pagal tą šabloną, kaip jūs sakote, bet tą šabloną reikia suprasti.
Tu turi, vat mes to ir skiriamės, kad, pavyzdžiui, vienas vienaip mato tą šabloną, kitas kitaip mato ir pagal tai jisai daro. Žinai. Arba yra tokie standartiniai dalykai. Pavyzdžiui, dabar jau tų didžiųjų operacijų, įsivaizduot, pradėjo atsisakyti, dalyvavom konferencijoje, tokio labai man įdomus patiko. Pasidaro vienodos visų. Nu, norėjau, žinokit, iškart sakyti, bet nenoriu nieko. Bet sakau, nueini net į bet kur, į vakarėlį, visos vienodai svinti. Žmogus pradėjo žiūrėti pagal batus, pagal ten kažką, tai tiesiog negali atskirti, labai supanašiai. Nėra identiteto. Tai čia vat, yra, nu aš kaip sakau, blogas darbas. Jis ne techniškai tas gerai yra, bet yra blogas. Reiškia. Tas žmogus tampa toks kažkoks tai, kažkas yra ne taip, tas tipo nenatūralus. Bet vat, dar tokia vieną mintį noriu pasakyti apie tą keitimąsi. Pavyzdžiui, kaip rodo pavyzdį karalienė Viktorija, nuotrauka, žinai, Viktorija labai galinga, viską turėjo, įsipuošusi ten. Bet veidelis, žinai, tai amžiniai pakeitimai aš turiu omeny. Tad pažiūrėk dabartinius lyderius ir žmonas, nenoriu pavardėm sakyti, ir karalius, tos vadinamus šiuolaikinius. Jie super sutvarkyti, žinai, atrodo, čia pasaulį valdo. Visiems yra tie skirtingi prioritetai. Aš taip, pažiūrėjau, už estetiką, kad gražiai atrodo. Bet sutvarkyti, jie atrodo palyginus gerai, nedirbtinai, bet geroj formoje, čia tas amžiniai pakeitimai. O grožio elementai, tai, žinau, mes tiesiog kopijuojam, darom, žinai, ir kai tu padarai gražiai, man didžiausia būna komplimentas, kad jūs, kokie jūs gražiai. Žinai, tai va, ne dėl to, kad ten pasidarė, bet kokie tu gražiai, žinai. Tai va, tai man didžiausias yra, kad gatvėjai pasako komplimentą vyrai. Pavyzdžiui, moterims, įsivaizduokite, jeigu moteris yra graži, jis be jokios ten agresijos, jis pasako, kad jūs graži, suprantate. Čia aukščiausias lytis. Jo, ne žmogui teikia emociją, kaip ir čia, kaip ir laisvė. Tai čia paskui bendrauja. Ir pakoreguota yra pati gražiausia. Jūsų paveikslai turi smegenis. Aš manau, kad turi. Ir turi labai didelę energiją. Intelektualinė įkrova, taip vadinama. Gali būti, jo, aš šitą dar Kaip jūs negirdėjau. sluoksniuojat? Sluoksniuoju, kaip sluoksniuoju. Ar vis dėlto tai yra emocija? O jau Pagrindė emocija ir, nežinau, kažkaip geri įgūdžiai spalvų derinimui. ateina, pavyzdžiui, noras uždėti va šitą debesį spalvinį, Taip. derinti su tą spalvą, parašyti tekstą. Per kiek laiko sukūrėt kūrinį? Ar sekėt kada, kad pusę valandos ir jau matot, kad energija baigėsi, tikėjimas užtenka. Kūrinys toliau bręsta dirbtuvėje, jūs spalvos tingsta. Aš nežinau, žinokit, negaliu jums to paaiškinti, bet pas mane visada yra energijos. Aš galėčiau, jeigu aš neturėčiau vyro, aš galėčiau nuo ryto iki vakaro, sėdėtų mano vyras ir pasakyti, jinai galėtų į kiną, aš galėčiau nuo ryto iki vakaro piešti. Ir aš neturiu jokio plano, nėra jokių mūzų, nėra jokio, nežinau. Interneto? Internetas tai jisai yra, aišku, aš tikrai žiūriu galeriją, žiūriu ir kas yra populiaru, nes noriu atnešti Lietuvą daug šitą kids drawing, vaikų piešimą, kuris yra visiškai nepopuliarus Lietuvoje ir aš manau, kad aš tokia gal viena pirmųjų, kur labai drąsiai ėjau, kur visi prie smilkinio kraipė tą pirštą sukiojo ir sakė, kas čia lietuviai nepaeis, bet aš kažkaip tikėjau, norėjau kuo daugiau, kiek galiu edukuoti žmonės su šituo stiliumi, nes jis atsirado 1940 metais, tai nėra išrastas ir kitų menininkų, kaip kiti galvoja. Tai šitas stilius yra jau labai senai, bet kažkodėl Lietuvoje dar nebuvo labai populiarus. Jis praeida prigi dabar todėl, kad dėmesys detalė atsirado. Manau, dingo visuma, kadangi tiek informacijos. Žmonės labai laisvėja. Jie pradėjo nebebijoti. Juk pas jūs irgi anksčiau į operacijas bijodavo ateiti, jau čia buvo ne. O dabar žmonės laisvėja, aš net sakau, kartais stebiuosi, žinai, aišku, lietuviai labiau linkę yra į estetiką, į grožį, į minimalizmą. Aš čia su savo tom spalvom iššokus į šitą meno rinką, kaip sakau, stebinu, bet kiekvienam yra savo. Žinai, tai sakau, man, žinokit, su energija, tai ne, aš galėčiau piešiu non-stop. Aš manau, kad dabar, reiškia, viskas vystosi. Dabar estetika, tas gyvenimas jau kitam lygiai. Estetika dabar tampa labai svarbi. Pažiūrėkit, kokie namai, kokios jos gatvės, kokie kiemai, kokios sienos. Aš esu nustebęs. Aš žinokit, pati vežu paveikslus žmonėm. Žinokit, atdaro duris. Bet nėra paveikslų. Wow. Nėra spalvų. Nes bijo. Ten suprantama ta linija, ta auksinė ten koks kai kampas, ar ten kranas, lyg tai viskas aišku, žinai. O čia staiga, kas čia? Žinai, ir jis bando suprasti. Jis neima emocijos, žmogus jis bijo, žinai.
jis bijo, galvoja, kad čia, žinai, turi visi supras, kas čia yra, žinai. Nes mūsų nemokė mokyklai, meno istorijos, nemokė. Žmonės turi, aš, pavyzdžiui, net nepykstu, jeigu ten ateina ar pradeda juoktis iš paveikslų per parodas, ar ten jie, oi, čia ten kažkokius komentarus negražu. Ne, man visiškai nesvarbu. Man svarbu, kad sukelia emociją. Bet kokią. Ar teigiamą, ar neigiamą. Reiškia, man pavyko jo. Galime pafantazuoti. Jeigu užduotume dirbtiniam intelektui užduotį sukurti idealų paveikslą, atsižvelgiant į visas epochas, žmonijos patirtis, aš manau, kad jis būtų daugiau mažiau realistinis ir labai spalvingas. Apie dirbtinį intelektą. Peizažas būtų perspektyva, visą ką žvaigždėje suprantama būtų jau. Elementaru suprantamas menas. Tai vad, mūsų srity dirbtinis intelektas yra fantastika. Jis tai, kadangi, kaip sakiau, mes neimprovizuojam. Turim vieną variantą, aš net pacientėm pasakau, pasidarykite savo tą filtrą ir ateikit pas mane, žinai, ir aš jums pasakysiu, ką reikia padaryti. Arba jūs įsinagrinėkite, dėl ko jūs ten visos kaip mėgsta tą filtrą. Aš tai, kad padaro jis gražias. Tik tai kartais tas nesupranta žmogus, dėl ko jis gražus. Sakau, tas, nu, ne kiekvienas mato. Bet tai vad ir dailininko, aš žinau, kad aš tai net ir sakau, kad žmogui duot pasikabinti laikinai. Tiesiog, kai pamatysi, kai jis ten nuims paveikslą tam savo pilkam, tam fone su visais ten tokiais šiuolaikiniais, tais idealiais, tom linijom ir visą kitą. Jis matys, kad tuščia, žinai. Paveikslas yra aukščiausias, žinai, planas. Aš važiuoju po užsienį, filmuoju visas paskutinės, visas galerijos, va dabar buvau galerijose Londone, ten ir rodžiau labai, aš lietuviam visą laiką važiuoju ir rodau, kad žiūrėkit, nebijokit, nereikia turi didelius namus, nereikia mažo paveiksliuko, kaip ir jūs sakote, ne? Grožis tai yra toks dalykas irgi neapčiuopiamas, galim diskutuoti daug, aišku, vienam vienas gražu, kitam kitas. Ne, tai va čia savo, čia rinkimas ne. Menas, jo, kaip dabar va, visi lankos pas jūs, tai galėtų taip pat irgi namie turėti šitiek meno, nes menas labai gydo sielą. Taip. Nuramina ir... Nesveikata. Aš kaip specialistas pasakysiu, suprantat, pavyzdžiui, aš turiu daug paveikslais, kad tu žinokit, kiekvieną dieną tu eini ir dirsteli į tą paveikslą naujai. Nuotrauka tai praeini, nu gražu, faina, ir paveikslą tu kiekvieną kartą, nes tai yra emocija, tai yra rankų darbas, tai yra gyva. Žinot, ką žmonės gąsdina? Aš spėju, kad jas gąsdina tai, kad įsigysiu ir kažkas pasikeis ir gal jis man nebepatiks, kur aš įdėsiu. Pas mus Lietuvoje dar nėra normalios antrinės meno rinkos. Įsigijai visam gyvenimui. Tai va, čia apie investiciją. Visi bijo, kad tipo nori investuoti, kad būtų pelninga. Nereikia apie tai galvoti. Žinokit, žmonės bijo, kad kur aš įdėsiu, ką aš su juo darysiu. O jeigu dar 2-3, čia tas pats turbūt kaip su estetinė chirurgija, ar įmanoma, žmogus galvoja, o kas bus paskui, man reikės dar kartą eiti, aš perku kaip softą kažkokį, tai nuolatinį lankymąsi pas specialistą, papildymus įvairius. Ką daryti, reiškia, ir tai stabdo. Ar įmanoma ištaisyti chirurginę klaidą? Ar būdavo, kad atėjo? Yra įmanoma, kad tai neįmanoma, žinokit. Yra tam tikros, aišku, gali būti tokie dalykai, tai aišku, mes labai žaidžiam sudėtingais dalykais, yra ir didelė atsakomybė ir visa kita. Ir taip, tie vadinami dirbtiniai veidai, jeigu pažiūrėsim į rytus, ten tos visos pakeltos, žinai, tokios, nu, jeigu rusiškai ten, galiu pasakyti rusišką tą terminą, žinai, krugavaja pateška, tai aš labai kritikuoju, žinai. Nes žmogus tam patirpinas, jisai lyg tai viskas yra tvarkoj, bet jisai yra nepanašus į žmogų. Nu, panašus, bet kažkas ne tai. Tai va tas dabar pas mus irgi labai keičiasi visi apie tą natūralumą, žinai. Bet sakau, mums yra žymiai paprasčiau, tai emocija yra va, aš tai sakau, užtat gal net girdėjau galerijoje vienoti iš vis net nėra pavardžių, kad nu, jeigu patinka paveikslas, jeigu žmogus ir perka, nebijo. Tai tas pats dabar sakau, va, kai buvo, aš jums prieš tai pasakau, kai buvo mano paroda, solo paroda Beirute. Tai aš sėdėjau, manęs nieks nepažinojo. Nežinau, kas tas skaistė, nieko. Sėdėjau ir stebėjau žmonės, kaip jie diskutuoja, kaip jie domis, kas jiems patinka, kaip jie perka. Jie laisvi, jie nebijo išreikšti savo nuomonę. Ir paskui, kaip atėjus, ten, pavyzdžiui, pamatau, kad jau sako, jau perku šitą paveikslą, aš einu susipažinti, paduoti ranką, tai jam buvo šokas. Nu, žinai, o, jūs čia esat ir buvo kitaip mane dar pamatė, aš dar ten papasakau. Taip, ir ten, kaip ir jūs sako, taip, nelabai yra dabar svarbu, kokia ta pavardė, kas, pavyzdžiui, užsienį, aš patenku į daug užsienio galerijų, mano paveikslai buvo ir New York, ir Paryžiui, ir Austrijoje, Innsbruke, visur. Nu, tikrai, atsiprašau, aš labai gerbiu ir meno kritikus viską gerbiu Lietuvoje, bet Lietuvoje, pavyzdžiui, visur klausia, ar tu akademika, ar tu baigus, aš nesu prieš mokslą, privaloma mokytis, aš irgi mokiausi 6 metus
dailės mokyklai sustiprintai Klaipėdai, bet aš nebaigus akademijos. Bet užsienį, žiūriu, yra ta didelė laisvė, jie net nebeklausia. Tiesiog galerija tave atsirenka, jiem patiko tavo darbas, jie nežino, kas aš, kiek man metų, iš kur aš ir taip toliau. Ir va tas dabar labai žavi, nes labai yra didelis pokytis. Aš nežinau, kada tas pokytis ateis į Lietuvą. Dar tokių menininkų kaip aš mus labai sunkiai priema į meno visą tą gyvenimą Lietuvoje. Bet užsienis jau yra jau šviesmečiais paėjęs į priekį, nes jie jau nori to, ką mato jų akis. Ir ten, aš nesakau, kad yra nesvarbu, kad tu pasakysi kokią tavo praktiką. Ne, turi pasakyti. Aš ką noriu, mes visi atvirkščiai, pas mus labai griežta. Viskas griežtai, jo. Štai sakau, mes tokie esam, mes palyginus su jumis, tai esam labai, pavadinkime, primityvus. Tokie labai, bet žiūrėk, mes rėmuose. Bet tai aš už tai, kad aš iš jūsų mokinuosi. Aš žiūriu, aš stebiu, žinai, jo. Bandot jį. Jo. Iš esmės bandot tuninguoti Dievo pavydalą. Tik tai mane tai padaryti lengviau. Kopijuoju. Pas mane tas reikia, visi galvoja, kad mes grinai kopijuojam. Ar tikrai jūs kopijuojate? Aš manau, kad jūs turėtumėt netaisyti gamtos laidas, kaip jau kalbėjau pokalbio pradžioje, bet suvesti į bendrą kompoziciją. Ką darytų menininkas, matydamas, įsivaizduokim, kad kažkas nedera kairiame kampe. Jisai galbūt pridėtų ryškesnių spalvų dešinę. Labai taikliai. O neužtapytų jo visiškai baltai. Tai jūs vėl mes skiriamės, mes negalime improvizuoti. Nenaiminėti, o gal netgi pridėti. Pridėtam. Tai va, tai čia... O labai toks pavyzdys yra žandikaulio nėra. Žinot, net eina tokie rilsai dabar, žinai, kaip žmogus pasikeičia, besmakris, toks atrodo visiškai bevalis ir staiga tampa Bradu Pitu, žinai, valingų kovotojų, taip toliau, žinai. Ir, pavyzdžiui, tarp kito, žinokite, ką noriu pasakyti, į moterų daržą moteris yra žymiai paprastesnė negu vyra. Pažiūrėkit, gamtoje povas. Ir patinas, ir patelė. Veidys ir višta. Liūtas, liūtė. Tai ir, pavyzdžiui, ir vyrą padaryti gražų, tai yra žymiai sunkiau, žinok. Jo, vyrų, aišku, improvizacijų yra daugiau, bet tu turi padaryti, jis gali būti valingas, jis gali būti kareivis, jis gali būti minkštas. Ar populiaru Lietuvoje vyrai? Daros operacijas? Jo, pratita. Yra populiaru, kol kas daro į kitą vietą. Čia yra klausimas. Bet jau daros, jau nori būti, žinai, aš vis rodau pavyzdžius, to Hollywoodą rodau, žinai, va ten vyrai, kodėl jis salsta dėl to Brado Pito. Arba čia toks buvo muzikantas Eurovizijoje, laimėjo, reiškia, italas, jo labai buvo geras volis, 1 milijonas laikų, tenai viskas yra, nes jisai vyriškas. O moteris turi būti moteriška. Tai bet sakau, man žymiai yra paprasčiau. Žinok, man čia tik suprasti. Bet čia, žinot, šiais laikais tas tema tokia labai slidi, žinai, tas jo. Jo, ir tas yra. Taip, aš esu daręs ir tokių. Jo, tokių daręs ir suprantat, jo, žinok, ir yra projektai, aš esu dirbęs jo, bet ne Lietuvoje nėra. Esmė gal yra tame, kad jeigu tu pakeiti išorę, ar keičiasi žmogaus vidus, ar jisai pats turi intencijų būti tokiu, kokį lemia išorinis apvaltalas, pavyzdžiui, ten labai superherojų. Gal jis neturi tokių savybių, jis nebus superherojus. Tu jam daryk, ką nori. Jo, gali būti barbė, bet tu šiagalvė. Gali būti ir tas ir tas. Čia yra imidžas spektaklis, jo. Nebus karys. Tai tas pats, taip pat yra su ta, žinokit, kaip jūs sakėte, tas lyties keitimo, žinokit, operacijos tai yra labai sudėtingas dalykas. Ir, pavyzdžiui, mes darėm, aš dirbau kitoje šalyje projektą. Reiškia, šis eina pokalbiai psichologo, pirmus metus, antrus metus eina tokie pakeitimai, bet nedideli, nes nesminiai, žinai, ir žmogus turi, jau pasukė, jam pakeičia pasą, kodą, reiškia, jis vyro moteris, tai tada tik tai, žinokit, palūšta. Jis atrodo vaidina, kad jisai nori būti kitoks, žinai, o iš tikrųjų nieko ten tik tai vaidino. Ir yra ta visas procesas labai ilgas, kad jį atrasti. Ne mes tą nusprendžiam, bet aš buvau susidūręs ir palūžno ir viskas. Ir jis pasirodo, kad čia jis vaidino visą tą spektaklį, žinot. Kaip jūs sakėt, žinai, noriu toksai būti, bet man neišeina. Aišku, jam leidžiama tą pasidaryti, nedraudžiama, bet, pavyzdžiui, Lietuvoje mes negalim keisti moteriškų bruožų vyrų, ar moteriai vyriškų bruožų daryti. Kodėl negalim? Kol kas neleidžiama pagal taisyklės mūsų, žinai. Nes, sakau, tai yra procesas, tą daro psichologai pradžioj, paskui dar ekspertai, mes į tai vykdytojai esame. Sakau, mes esam labai, žinokit, paprastučiai, žinokit, tik tai
mums reikia padaryti. Mes nepalyginsi su jūsų laisvė, improvizacija, bet ir mes emociją keliam, ir jūs emociją. Bet aš manau, aš taip skaitau. Ne jūs Nes stilius, emocija vis tiek, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, moteris išeina laimingos, ne? Jos neišeina laimingos, jos ateina po mėnesio ar po pusės metų. Pradžioje išeina jos visi liūdnos būtų. Nes vaizdelis nekoks. Vaizdelis būna nekoks. Greitai ir gera, ne? Ne, vaizdas nekoks būna pradžioje. Tai čia jau mūsų tokie virtuvės jau niuansai. Bet aš toks, kad mes mokomės iš praeities klaidų ir iš dabartinės situacijos, iš tų vertintojų, kurie tą praėjo, įsigijo paveikslą, atliko korekciją ir visą tai veikia ir lemia sekančius žingsnius. Ar galima prognozuoti, koks menas bus ateityje? Jeigu mes kalbėjome apie dirbtinį intelektą, jis leidžia mums pasirinkti iš labai didelės bazės, susirasti patį optimaliausią variantą pagal savo charakterį, pagal savo stilių, pagal dienos nuotaiką netgi, pagal emocinį kažkokį tai bliksnį, flashback atminties ir panašius dalykus. Ir tarsi mes nevalingai imam tik tai paviršių, o atmetam tai, kas buvo. Jeigu nebūtų impresionistų, jau minėtų ekspresionistų, pasaulis šiandien atrodytų visai kitaip. Tada tai buvo baisu, tada tai buvo iššūkis priešstata kažkam, tai opozicija, dabar tai atrodo normalu, bet mes kažkaip pamirštam tas visas revoliucijas ir vėl jas atradinėjom iš naujo. Dabar norim paprastumo, detalės išgryninimo, tokio tarsi prigimtinio tobulumo, bet vis tiek kalbam apie tą patį, apie pirminio plano keitimą. Bet gal galima nuspėti ateitį, koks bus menas ir koks bus žmogus apskritai. Kokie brožai dominuos. Aš galvoju, kad bus kaip buvo. Ne apie tendencijas, o apie iš esmės kažkokį naują stilių. Naują žmogų. Aš manau, žinokit, žiūrėkit, buvo ir NFT, man visi kaip sakė, NFT tas. Čia dabar bus ateitis, čia tu privalai bandyti daryti. Man tai labai buvo svetima. Man menas vis tiek. Tu turi jausti kvapą, dažo. Bet čia aš neku ne dėl to, kad aš tai darau. Nes mane pačią, aš nueinu galerijas. Dabar buvau Londone, Moko galerija atsidarė nauja su visais garsiausiais menininkų darbais. Buvo tie garsiausi NFT. Eini ir praeini. Televizorius tau stovi, tau rodo vaizdą. Matot, aš nežinau, gal jaunimas, ten visi jaunikai, jau mes mūsų nebebus šitoj žemėje, gal jie rinksis tai. Bet aš manau, kad vis tiek žiūrėkite, NFT ir nepasiteisina. Jinai nepasiteisina. Vis tiek visi grįžta prie tų paveikslų, prie to originalumo. Ir, aš nežinau, man tai atrodo, kad viskas taip ir liks ir tik tai dar įdomės. Nes vis tiek galiausiai laimi ir žiūriu tos dabartinius pasaulio menininkus, garsiausias gyvas menininkas dabar šiuo metu yra tas Damien Hirst, anglas, tai jis viską ir skulptūros ir viską, ką darė, jisai, nežinau, jisai yra mano tėčio metų turbūt, bet jisai ką darė, tą daro ir jisai vis tiek yra topuose. O dabar šitoj galerijoje Philips, kur garsiausiai irgi vyksta tie aukcionai buvau, tai jo visi darbai, tapyba. Ir nebus kitaip. Man atrodo, kad ir nebus kitaip. Pasakysiu apibendrinčiai, mums sakydavo Purūtis, aš tai žinai, jis man dėstė braižybą, kaip sakant, ir būdavo labai mes juokdavomės dar moksleiviai, atnešam kažką padarė, jis pasižiūrė, nedailu. Ir viskas. Negražu. Ten yra gražu. Dėl ko jį ten, jūs sakot, vis tiek įsilaiko stilius, tas įdomu toksai būna, irgi toksai, pas mus yra gražu, ir pas jūs gražu. O pas mus yra gražu, ta forma gali būti labai įvairi. Tai ta forma gali būti labai įvairi. Tos mados jo, žinai, galbūt būna momentas, bet tai turi irgi gražus tapti kažkoks. Pažiūrėkit, kaip žmonės, aš dabar kartais, aš stebiu tos žmonės, sakau, per istoriją, tai ir visais laikais buvo labai gražu. Ir tie stiliai buvo, bet jie gražus. Dabar visai kitaip, irgi labai gražus, bet tai nereiškia, kad gražesni negu tada. Tada irgi buvo labai gražu, dabar gražu. Man Dana savo... Pasakykit sąžininkai, ar norėjote kada nors gyvenime įsukti, ką nors tokio nuo savęs į bendrą jūsų kontekstą, kad tai būtų grinai mano, Papička, Gintaro, Dinys. Čia buvo toksai atvejis, buvo chirurgas pasirašydavo, įbrėždavo ten tokį palikdavo, tai čia buvo kriminalas. Ne, tokių minčių nėra. Jūs negalvokite. Ne apie triuką, bet apie, ką nors tokio nuo savęs atrasti. Jeigu kiekvienas menininkas nori kažką tai savo palikti, istorijoje vis tiek nori, kad ir pats prasčiausias. Vis tiek jisai ieško to idealo, kai jau perkopia kopijavimo laipteliais ir nori kažką taip, tokio įtiek. Į žmonijos atmintį įsirėkti kažkokią tai. Tai matai, kad tu Dievo negali perkopti.
Bet čia bus klaida. Jeigu tu perkursi, bus negražu. Aišku, bet nosis yra labai, bet kartais ateina pas mane pacientas, aš sakau, nosis daryta taip, galiu, sakau, bandau atspėti, kas dalį, žinai. Nu, aš matau braižą, reiškia, kiekvieno chirurgo, žinai. Aišku, jeigu tu nematytum ar daryti, arba ten tik įtartum ir nematai, tai skaitau, čia yra aukščiausia klasė. O jeigu tu matai braižą, jau yra net, jau kažkas ne taip. Čia yra blogai. Moksle jo yra blogai, tai yra plagiatas. Jo, mes esam kopijuotojai, suprantat, mūsų replika. Bet neturėtų kažkokios svajonės, pavyzdžiui, norėčiau pakeisti 1000 moterų veidus. Nu, pavyzdžiui, nėra tai buvę jums. Žinot, kad, pavyzdžiui, ten... Ne, aš sakau, labai paprastai, visi sensta. Jo, bet nebuvo jūsų noro, kad kažkoks yra skaičius. Jūs žinot, kiek jau esate padarę, Ne, pavyzdžiui? operacijų tai labai daug, 10 Net tūkstančių. Ne, Maždaug. Tik 40 tūkstančių ten, žinai. Nu, tai bežinai, bet tai čia ne tame... Ne, bet šiaip žinai, įdomu, nes nu vis tiek, taigi... Bet neskaičiuojame. Nėra, ne taip Mes netokie, ne, nu, mes gydytojai. O mano... Tyriamasis braižas, kad nebūtų pats kūrinys, bet kas nors tokio, vat, nu, gal dažų masė kažkokia tai specialiai sukurta, gal dar kas nors nuo manęs. Nuo manęs pasaulio, message. Nežinau, čia iškirpsi dar ne, bet padariau aš tokias milkalinės vyriško lytinį organą. Ne, tai gerai. Ir tikrai jį padariau labai dailiai, manau, jūs, ponas Gintarai, sakysit, kad labai gražiai. Turiu pažiūrėti. Reiktava. Man irgi padinavo. Ir nustebinau visus. Tai va tas va, buvo tas toksai, ir kai aš padariau tas milkalinės, paskui padariau dar su moterim tokią pamoką, atėjo labai daug fainų moterų, aš ten jų aišku nefilmavau, mes ten darėm tas milkalinės. Ir aš pamačiau, kai vat, moteris įsilaisvino ir nežinau kodėl, dabar man visi tik pamato kažkur kažkokią skulptūrą su vyrolytis. Fotografuoja ir siunčia. Visi lygi vienu, aš sakau, nu blemba, aš jums atsosiuojas tik su vienu. Ir aišku, tai yra humoras, bet vat, iš mano pusės buvo, kad išliktų kažkoks, kad nustebint, kad yra laisvė, nes Lietuvoje, sakau, šita tema yra labai jautri. Nes aš prisimenu, kai aš įsidėjau tas milkalinį į Instagramą, tai mane visi pradėjo unfollowint. Nes tipo, nu kaip čia taip, žinai. Bet aš primenu žmonėm vieną dalyką. Programą neužblokavo. Ne, nu tai žiūrėkit, programą negali užblokuoti. Tai tada reiškia, reikia visą Luvrą užblokuoti. Luvre visos kultūros nuogos. Vaikai nuo mažų dienų, prancūzai vežioja vaikus. Nesako, kad... Ten skulptūra, jinai kaip tokia, kaip visuma. Tai yra, bet vis tiek yra. Jeigu tu eisi, jeigu maži vaikai ten eina, juokia. Kitas dalykas, čia yra organas, jūs atskiriat visumos dalį ir jie išprojektavot, išgydė. Taip, bet tai irgi gali būti meno išraiška. Nes pas mus, sakau, kažkaip dar Lietuvoje biški bijo, bet aš visą laiką primenu, kad kodėl nebijo užsieniečiai. Jie eina, jie niekada atsistoja ten... Amsterdame yra didžiausias, žinai, šitas, kaip čia pavadinti, nežinau, falas, ir ten visi eina, ten nieks nesijokia, nežiūri. Tai aš va, dėl to ir padariau, nes aš labai norėjau, galvoju, lietuviai labai bijo ir sako, ką mano ten kaimynė pasakys. Teisės cenzūra. Jo, kad čia mano vaikas pamatys ir dar kažką. O aš, kai vedžiau pamokas vaikams, mane dažnai pasikviečia mokyklos, nes vaikams patinka mano darbai, jiems sukelia labai geras emocijas. Tai aš, pavyzdžiui, jiems rodau paveikslus ir pas mane yra, kai kur ir papiukai, ir ten visko. Tai jie juokės, va tai va užsidengia, kytės juokės. Tai aš jiems ir aiškinu. Aišku, nereikia labai sureikšminti, bet kad tai yra normalu. Juk kodėl yra piešiamos akys, nosis, lūpos, o kiti dalykai negali būti. Aišku, kad yra gašlu ir jau labai... Dabar labai irgi žiūriu. Ne, jau reikia atskirti gašlų ir gražu. Ir yra kai kurios meno išraiškos. Tai vat, mano tas ir buvo, kad man juokas įmonės visi lietuviai, kur tik tai keliauja, galerijose pamato kažką tokio, man nufotkina ir visą laiką sako, mes visą laiką atsimenam, kad tu sakai, kad tai gali būti meno išraiška. Tai vat mano va toks ir, nu nežinau. Reziumė būtų toks. Jūs abu kūrėte pasaulio atspindį. Ir menas, ir estetinė chirurgija yra pasaulio atspindys. Jeigu jūs įdėti į negyvenamą salą, suprojektuokim kitą gyvenimą, duoti tas pačias galimybės, jūs darytumės visai kitokius dalykus. Ir menas būtų visai kitoks, nes nebūtų poreikio, nebūtų kontaktų. Nebūtų visuomenės, nebūtų pasaulio. Jau. Žmonės būtų, bet nebūtų visuomenės. Reiškia, labai stipri įtaka yra iš išorės. Taip. Ir va, norint jums ir palaikyti tą visuomenę, kad jinai neiškryptų iš kelio, nes aš manau, kad ir menas, ir mokslas duoda tą patį žmogui, duoda tam tikrus kontūrus, kad jisai neišsibarstytų šitame pasaulyje.
Nu, ir Apibrėžimą. dar, vat, aš gal noriu vat, pridurti tą, kad čia auklėjimas yra, jūs norit irgi, Taip. bet aš irgi skatinu, bet ir jūs, bet pavyzdžiui, vat, aš ką pastebėjęs, dabar Skandinavijas, aišku, jos tokios biski, vat, emancipuotos, tokios labai nesistengia dėl vyrų, dabar mes turim ukrainietės, pavyzdžiui, pas mus daug yra, jos labai stengiasi dėl vyro, pavadinkim tą visą išorį, o jos ne, bet man tenka jas operuoti ir suprantat, jeigu jas tu padarai, suformuoji tos gražius bruožus, pamatytų, kokios jos yra moteriškos, kaip jos džiaugiasi, kaip jos tampa moterim, kaip jos elgėsi visai kitaip, supranta, tai va čia skaito mano didžiausia laimė, jin tampa moterim. Jūs išlaisvinat kodą. Jo, išlaisvinat kodą ir ta kiekviena moteris tą turi, tai čia yra gamta, suprantat, o paveikslas duoda tą, bet visi lyg tai bijo, žinai, tai irgi bijo ką nors daryti, o paskui daro kaip fain, tai paveikslą pasikabins namie ir pamatysite, jie įvyks smėdžius. Taip, ir Jis perka, nes nežino. Tai yra pats geriausias dalykas. Bet jis dar nežino, ką jis įsigijo, jis jaučia, kad jis man gerai, jis man tiks. Ir paskui įsidavim pamato, kad tinka. Bet reikia, aš ir patarimas galerijai, duot pabandyti žmogui namie tiesiog, pabūt su to paveikslu, žinai. Jūsų atveju tai neįmanoma, pabūsi šiandien. Ne, tai mano, tai aš turiu, bet sakau, man paprasčiau, žinai, pavyzdžiai yra, o ten jie neturi pavyzdžių. Suprantat, bet paveikslas... Žinokit, pasakysiu vieną dalyką, kad man nėra niekada niekas nieko gražinę. Ir dažniausiai sakau, jeigu kažkas ar paskolina darbą, tai kurie ilgisi, sako, eik, tu kaip aš galėjau be to paveikslo gyventi. Aš jie susidraugauja, nes matot, menė irgi yra kaip, gali menė daryti, nes dauguma menininkų daro, kad įtikti klientui ir daro pagal interjerą, derina prie sofos, prie... Niekada nesutinku. Aš žinokit, esu bandžius. Man tai buvo Nesigaus. meno kalėjimas. Aš tiesiog... Pinigai geri. Čia aš iš karto sakau, užsakymus, jau man menininkai, kada daro užsakymus, jau jie yra Bet tai orientuoti yra pinigus. užduotis, pavyzdžiui, man reikia pilko kolaitą arba balto arba žydro ten. Negalėčiau. Tų spalvų, bet tai yra užduotis autoriui. Ar jis gali iš esmės dirbti tokiom spalvom, gal tai yra priešinga natūrai. Bet nejaučia jisai jo. Bet aš kažkaip jau man viduj, žinot, jau kai pradėsi mene, aš sakau, aš daug labai apie tai kalbu. Čia nėra blogai, kad dera prie sofos. Bet aš, pavyzdžiui, užsakymų, man siūlo ir pinigų daug, ir interjero dizaineriai. Mums reikia 10. Žmogus nepasitikė, jis pasitikė savim. Ir aš, žinokit, aš galvoju, gerai tie pinigai, užsidirbsiu, bet aš geriau darysiu laisviai. Mano paveikslai dėl to gal ir tą energiją turi tokia įdomi, nes aš per daug negalvoju. Kada pradedu galvoti, tik tai, kai dariau užsakymus čia pačioj pradžioj, nes man labai daug buvo, aš buvau naujovė čia lietuviams, tai mane žudėm, tai aš galvoju, aš išprotėsiu, jeigu man reiktų daryti. Ir man vyras sako, tai tugi tiek pinigų užsidirbai dabar. Kaip tu gali nutraukti, sakau, viso. Labai teisingai. Nebegaliu ir nedarysiu, nes aš kažkaip galvoju. Gal reikėtų steigti tada paveikslų pertapimo dirbtuves, tokias teikti konsultacijas, žmogus atneša menininkų paveikslą, sako, man šiek tiek nedera, gal galit padovanoti. Bet žinokit, va kaip ir jūs sakos, jo, bet tai jūs turbūt žinot. Ne, iš tikrųjų ne, autorinės teisės. Taip, bet jūs žinot, kaip ir jūs turbūt irgi žinot, kad žmonės mūsų, sakau, negalime spykti ant lietuvių. Žmogus įsivaizduoja. Nes jie nemokė jų. Jeigu jūs domėtės menų nuo jaunystės, jūs ir mokot savo vaikus, taip, bet daugumagi pas mus kas... Kita vertus, jeigu jis sako, būk geras, pripiešk man brėdį, man tada, man... Tai tas... Ne, tai yra turgui pilna gulbių, yra brėdžių, visko yra. Šitame paveiksle šiek tiek sujaukinti. Viskas. Aš labai atsiprašau ir visą laiką sakau, žinokit, paveikslai yra mano vaikai, tas pats, kas jūsų vaikui sakyčiau. Aš turiu meni tai, kad leiskite žmogui jaustis gerai, padarykite jam dovaną. Gal ir pas jūs kreipėsi, aš labai noriu. Jeigu sutampam, tas noras nėra užkreiptas, kartais darau. Ne, jeigu tai, bet jeigu, pavyzdžiui, tai visai yra pro šalį ir dažniausiai mano srity, tai žmogus kažko tai nepatenkinti arba kažkas. Ir jis galvoja, kad būtent ten kokia nors raukšlytė yra pagrindinė problema. Aš sakau, čia visai ne ta. Tai jeigu paklauso manęs, aš sakau, jūsų teisė rinktis, bet jeigu ne, tai nes tu padarys tą raukšlytę, nieko nesigaus, bus nepatenkinta. Kaip ir čia, pagal užsakymą darysi, jis bus nepatenkintas. Net jis nepadarysi gražiai. Jūs sakote, norėjo briedžio, vis tiek mano briedžis bus netoks, o dažniausiai žmonės kaip dėl ko prašo užsakymų. Žmonės. Dėl to, kad jis įsimylė kažkokį paveikslą. Ne, tas paveikslas jau yra parduotas ir jisai jo pasąmonė yra tas paveikslas. Ir tu darysi kitaip, nes tu nedarai kopijos. Ir tau taip nesigaus. Ir tada jis dvėjos, ir tada tu nervinės, ir tada tas žmogus nervinas, ir tada tu... Ne, tada tai turės kabinėsi, tau tas nepatiks ir tas. Aš nežinau, aš tik kažkaip kuo daugiau domiuosi menų. Lietuvoje labai daug daro žmonės užsakymų ir visi nustebė, tai tu nenori pinigų, sakau. Ne piniguose esmė. Etapas, žinok. Čia yra laisvė. Etapas.
Kaip Picasso, Pablo Picasso, jis išvarydavo, ateidavo, sakydavo, nupieškit mane taip ir taip. labai Taigi visas moteris varydavo lauk. Ne, eik pas kitus menininkus, pieš, nes aš tave nupiešiu taip, ne, vat kaip aš įsivaizduoju. Jis taigi viską mokėjo, jis buvo puikus, jis realizme tai buvo, jis kaip nuotraukose paveikslai, o jo pačioj pradžiai. Bet jisai laužė taisyklės, mane jis irgi labai inspiravo, kai jis varydavo visas lauk iš studijos. Norit tai, kad aš ten nupiešiu, ar ten realistiškai? Ne. Aš menininkas, aš noriu kurti meną. Tai taip ir yra, menas ir yra. Bet jeigu tu, bet sakau, nieko neturiu prieš. Kas ką nori, tas tą daro, visi, manau, menininkai turi praeiti visus etapus, nes aš irgi praėjau. Tikrai praėjau ir žinau, kad tai yra labai gerai iš finansinės pusės, bet tu laimingas tais pinigais. Jeigu tau jau nervina, dabar tam reiks padaryti, kaip sakė, sakė, 2 brūkšniukai, vienas rutuliukas. Nu, kai tu pradedi, tai kur menas? Menas dingsta. Čia man Aš labai palaikau. Jis neturi. Ne, tai pas mus tai to pilna, va tos, kur gatvėje vaikštum, kurias matom tos blogus pavyzdžius, tai čia yra dažniausiai vykdymas su tuo užsakymu. O kur jūsų laisvė? Kur O, jūsų laisvė? Kur ir aš, pasitenkinimas? ir mane dažnai kritikuoja. Tai jau, kai padarai gražiai. Tai taip ateina, pasako, į moterį gauna komplimentą, kad jinai graži, tai man yra didžiausia padėka. Tai reiškia, Tai va, tai tas pats, lygiai tas pats. taip išeitų, kad yra standartas ir yra grožis, kuris yra virš standarto. Grožis tas yra dabar pas mus Kas labai yra kalba realu? natūralu. Natūralu. Tipo natūralu. Tai tas natūralu yra gražu, to lygų. O gražu yra Dievas padarė. Man Dievas surašė, va tą reikia padaryti, tokias formas ir aš ateinu, tą padarau ir būna gražu, žinok. Ir labai, sakau, man labai paprasta. Man nepalyginai daug lengviau negu jiems. Nu, bet jie turi kitą, bet jie turi laisvę. Jiems nereikia kopijuoti. Jo, man Jie nereikia daro. ten tokių Ir už tos man fotos, dailininkai, bet man patinka, emocija man kelia, aš dėl to paveikslą man labai patinka. Aš jo taip žiūriu, žinai, daug. Aš kartais žiūriu, jau kaip specialistas ten daugiau formas leido, bet gerą emociją tai taip, nu. Ir vat, kad jūs sakot, tie užsakymai, tai aš irgi labai tą, kaip tik, man namuose dailininkas daro viską, žinai, Pužausko. Tai jisai, aš nieko nesakau, ne pusę žodžio, maždaug jam duodu temą. Daro idealiai. Jeigu jam tik tai pasako, tai jisai aš jo jau žinau, jam tragedija. Nu, aš suprantu ir kitus, nes kiti, žinai, nori Nu, pargaioti, nes meną kurti yra labai brangu. Tikrai, nu, nėra, kad užsimaniau ir čia, žinai, parodas darau. Arba yra tokie, kurie moka tą įtikti, žinai, jie turi kažkokį tokį, va, turi tą gyslelę, galbūt jie žmonėms patinka, žinai. Bet čia, man atrodo, bus laikinas etapas. Normaliai žmonės patys įsirinks. Va, čia yra, va, taip sakėt, va, jis tur žmonės patys turi savo nuomonę, jie laisvi. Matot, jūs blokuoja presingas. Iš tikrųjų, menininkas blokuoja pirkėją, žiūrovą, tam tikrų išmanimų, jau sustatyta kompozicija. Tas pats yra ir pas jūs. Jau yra standartas, šablonas. Galų gale fizinės galimybės, parametrai, kurių neįveiksi. Yra žemės trauka, kaip aš sakau. Kiek tu betemtum, viskas kaip... Ne, tai jau dabar netempiam, žinokit, viskas. Baigėsi tempimai, tai va, tu Vis tiek sakiau. jūs darote taip, jums atrodo gerai. Taip, aš analizuoju ir, žinai, jo. Aš darau taip, kaip man atrodo gerai. Ne, nu taip, sakau, bet tik tai mes esam, mums žymiai lengviau, žinai, patikėkite, gal mokslus baigti sunkiau, žinai, bet dirbti yra žymiai lengviau negu jums, nes jums reikia taip padaryti, nu, kad būtų gražu. Kiekvieną dieną jūs kuriate pasaulį iš naujo. Čia šią turė paprasčiau, belieka pasižiūrėti. Pažiūrėk, kodėl dailininkus moka milijonus, o jų nėra ten šimtais metų. Kodėl taip yra? Nes kada jie buvo gyvi, jie visi mirė jauni. Nežinot, kas juos suėdė? Kritika. Kritika, jo. Kad tais laikais būtų sužinojęs ir Van Gogas, ir kaip tas, kur man patinka, Jean-Paul Michel Basketas. Gal nebūtų kūrę tada apskritai, sakytų, Bet jisai, pavyzdžiui, mirė 27, nes jisai paskutinė jo paroda buvo labai iškritikuota. Pasakė, kad jisai dar buvo juodaodis tais laikais, tai juodaodžių iš visai į meną nenorėjo įleisti ir ten visi jį vadino Andy Warhol šuniuku, o dabar paveikslai už milijonus aukcionuose. Kad būtų tada žmogus žinojęs. Ir taip yra, prie ko mes galim prieiti. Kartais mes patys iškeliam grožį į viršų, daug dalykų darom dėl žmonių, bet kartais kritika, jeigu nesistipri asmenybė, labai gali suėsti žmogų. Mano požiūrė aplinka yra žmonių. Aplinka? Jo, aplinka man, ypač tam ankstyvam periode, kol dar būna, nėra rezultato, buvo mėlynė, kol patinė, tai būna didžiausias. Ir jeigu žmonės, aš irgi atsistebiu vakariečius, tai jie, pavyzdžiui, žymiai geriau, tai jau jie įsilavinę, o mūsų žmonės taip pirmą kartą pamato, jie galvoja, kad ką tu čia pasidarai, ką tu panašiai, žinai. Tai mūsų šitas dalykas irgi labai svarbu, bet pas mus viskas labai trumpas, žinai. Gerai pasakyti, į ką tu panašiai?
išvada, kad kiekvienas turi savo standartą. Kiekvienas žmogus kažkokį turi. Vis tiek. Tai ką tu... Bet vis tiek galiausiai, Mama, kaip jūs vaikas, Bet vis tiek pasakėte. graži yra graži. Bet vis tiek, šnekam, kai mes mums čia ne po 20 žinai metų. Tai Pažiūrėk, į ką tu panašus. Jeigu tai pažiūrės, jeigu tai pateiks. Paversti pasiaiškinti, ką aš panašus. Nu tai va, tai Prisėsk tarybiniais laikais tai sakytų, su kas čia kavute, tarmenas, tas neanalizuokit. įtų, kas čia tarmenas. Taip. Kas čia tokie tarmenas ir tas jau, kuris ten nuspręsdavo ir uždraus. Dabar nesako. Taigi parduodu paveikslus, man klientai kartais parašo, Jėzau, mama atėjo, kaimynė, o jes. O baisu. O sako, o man gerai. Man svarbu emocija. Tai gerai, kad nestipri, bet jeigu nestipri. Bet jo, bet Tai gali gali bet paveikt. kokį jauną žmogų, nesakau, trūksta edukacijos. Aš jau galėčiau visai Lietuvai pasakočiau apie meną, kad, nu, nežinau, žmonės kažkokį turi, jie bijo ir jie sako, aš nesuprantu. Meno nereikia suprasti. Nereikia. Menas Va čia yra. didžiausia Arba klaida. žiūrėkit, kodėl eini galerijoje, ne? Didžiausia galerija, pavyzdžiui, Tate muziejumą, ne? Ėjau dabar, va, už vakar. Einu. Eini, į kažkur sustoji, ne? O paveikslų šimtai. Taip. Bet kažkur sustoji. Užkliūva, reiškia. Tai reiškia, čia tavo. Davė tą energiją. Kitas eis, praeis, net nežiūrės, žiovaus, Čia kaip dar su- kažkur sustos. Tai su taip, klientais. jo, tai tas pats. Vienas Na. užkabina, kitas ne. Šimtai praeina, tu net nepastebi. Kitas gal sakys, ką čia jūs, ponas Gintarai, šneka, čia jūsų grožio samprata yra vienokia, čia kita kitokia. Dabar tas pasaulis yra labai labai toksai pasikeitęs, žinai. Kaip ir man, ką čia daro, eini nesąmonės, visi patiliukai stebi, bet dabar kaip jau einu į užsienio biškį rinką, tai jau lietuviai galvoja, kad čia gerai. Ir aš vat labai linkiu visiems, nežinau, ar čia paliksit šitą žmonėms, linkiu turėti savo nuomonę. Bet kur. Kaip ir jūsų srity, nes man atrodo, kad dar trūksta nuomonės Laisvumo, turėjimo. Nes laisvumo. žmonės galvoja, jeigu pirko ar daręs operaciją, ar dar kažkas Petront, Santanas, tada reiškia ir man reikia. Labai mes dar esam riboti ir trūksta laisvės. Jeigu aš dariau tokį eksperimentą, padariau su programėlė Jennifer Lopez rankas, įdėjau paveiksliuką savo. Ir įdėjau internetą. Aš esu labai sarkastiška, mano humoras yra top, aš įsidėjau ir parašiau, negaliu patikėti, kad Jennifer Lopez nusipirko mano paveikslą. Aš jums tikrai pasakysiu, man paskambino visi portalai. Visi. Man paskambino, kas greičiau, ar mes pirmi. Prieš tai tą paveikslą nesidomėjau. Vienos tiek ir tiek. Komentarų 400. Wow, pavyko, sveikinam, skaistai. Aš sėdžiu namuose, geriu kavą ir jokios. Ir ką tai pasako? Nuomonės, neturėjimą. Ir man buvo liūdna. Šitas mano eksperimentas, o čia ir parašė moterų žurnalas, irgi ėmė iš manęs didelį tokį intervą. Mes irgi diskutavom su žurnaliste. Čia nenori nuvertinti žmonių. Tai puikiai vadyba. Beliktų paskambinti Jennifer Lopez ir pasakyti, labai atsiprašau, patekau į tokią keblę situaciją, gal jūs galėtumėt nusipirkti tą paveikslą. Aš jums dovanoju. Ir žinokit, ir ant manęs daug kas supyko, nes aš paskui pasakiau, žmonės, o jūs nematot, kad ten ir tas pirštas blogai. Na, žurnalistai, įsivaizduokit, visi paskambino. Man kai paskambino, aš pradėjau juoktis. Sakau, jūs nepamatėt, jie pamatė faktą, kad yra. Tai reiškia, aš gerai varau. Tai va, aš labai noriu šitą Lietuvoje, kiek galiu pakeisti, kad žmonės turėtų savo nuomonę. Nes nereikia laukti, kol Jennifer Lopez nusipirks mano paveikslą. Nereikia laukti, kol kaimynė pasidarys operaciją. Tu turėk savo nuomonę. Ir tas savo nuomonės turėjimas, va, man tai yra tikras grožis ir žmogus nebijot, ką pasakys, kaip ir su jūsų operacija. Mane aš irgi labai bijau. Man irgi laikas jau yra padaryti kažkokį, kaip aš vadinu, recovery, bet aš irgi bijau. Nenoriu eiti pas labai jauną. Nenoriu, aš noriu praktikos, nes aš kitaip, tai aš mačiau, tai dėl ko mes šiandien sėdim. Bet sakau, tas ir Ir yra. aš ir dar noriu visą apie tą į pasirinkimą. Jo. Dar vieną noriu dalyką pasakyti. Reiškia, tai dabar, ką aš noriu ištransliuoti ir žmonėms dėl paveikslo. Dabar tu, jeigu ateini priimi sprendimą ir nusipirki gan, pavadinkim, pigiai tą paveikslą, jeigu tau patinka. Nereikia to ypatingo to patarimo. Dabar su X lietuviai sakė, aš labai brangiai ne. pagalvoti. Bet jeigu tu nori remtis tuo patarimu, Taip. ką daro rimti žmonės, jau investuotojai pavadinkim, tai moka milijonus už tą suformuotą nuomonę. Taip, bet čia tie Tai vat milijonai, moka tai milijonus. tada- Jie irgi yra benomis, kadangi jie moka, tai verta investuoti, nes jau jie žino, kad tai yra Taip, patikima. čia labai geras pastebėjimas. O taip, jeigu tu nori pažaisti, kol kas dar gali tikrai labai gerai nusipirkti visai palyginus santykinai nebrangiai pagal savo emociją. Žinokit, tą drąsiai. patį man ir Tai klientai va. sako, O mes- ten tu moki, tu kai jau tą gausi tą nuomonę, tai tada jau. Tai dėl to šitie, kurie gali sau leisti, tai moka milijonus aukcionuose, pažiūrėjau, vis pinigus moka. Šiuo veiksmu.
Bet ten gerų labai yra praeis. Nu gerų. Bet kažkada tai jie nebuvo geri kažkodėl taip. Tai ta galėjai nusipirkti, kai buvo jis geras. Kažkas nenupirko tuo metu. Tai va, prie Arba ko privesti galim, kad nuomonės laisvės, turėjimas nebijoti, ir laisvė, nebijoti. Ir tas vat, sulaužytas visas taisyklės. Ir su tam, aišku, aš irgi ten kartais pasižiūriu, žinai, tas operacijas, kur prisidaro. Aš žinokit, jums pasakysiu savo nuomonę asmeninę. Man atrodo, galėtų uždrausti darytis moteriams iki 30 metų operacijas. Aš žinau, kad jūs man gal paneigsit, bet man atrodo, aš nežinau, aš kai buvau 30 metų, čia labai prieš 14 metų, aš net negalvojau, kamariai kažkokio buvo toks, ar dar kažko. Aš to net negalvojau. Dabar jau pradedi galvoti ir man atrodo, kuo vėliau, to yra gal geriau. Aišku, jūs sakysit, kad ne turbūt, kad kuo anksčiau, to mažiau. Bet aš nežinau, man tai atrodo, kad jau mano amžiuje jau turėtų būti visas eiti pas jūs, nes jūs ir praktikos turite, nu man taip atrodo, dėl ko mes šiandien ir kalbam. Nes mes turim savo srity jau pasiekę kažko. Aš nesu dar kaip jūs, bet aš tikiuosi, kad taip ir bus, bet turiu Dėl to, menį. kad čia... Bet žinai, o dėl to, ką jūs sakote, tai ne, metai, ne, absoliučiai mes, pas mus nuo 18 metų, bet žinai, yra, pavyzdžiui, problemų, nu atliepia ausis, tai darom 6 metų laiką. Jo, bet aš turiu menį. Žinai, čia, Jo. kaip sakė, įgimti dalykai, nes vaiką veikia psichologiškai, jos mokykloje vaikai Nu, labai tos zauliuoja. estetinės. Ir jie, žinokite, paskui 60 metų pasidaro visą gyvenimą, drebėja ir šito, Taip. ar ten nosies forma, dar kažkas. Tai tas daroma ir jaunam amžiui, tik tai amžinių pakeitimų dar yra labai mažai, tai praktiškai nereikia nieko, žinai. Bet kiekviename etape aš vardoju, bet ir pasakoju, kas nuo 20 iki 30, nuo 30 iki 40, 40, 50, tai yra skirtingi dalykai, bet tai čia sakau, čia yra kopijavimas, supranta, čia yra labai labai paprasta, palyginus su jumis. Bet geriausia yra paveikslams, jie nesensta. Va, Jie jie nesensta. Jiems viskas į naudą. Taip, o pas mus viskas yra žinai. Žrundimai, sukandimai. Dar šita tema yra labai įdomi va, Lietuvoje, kur va, lietuviai mėgsta labai pasižiūrėti, kiek, kad nebūtų įbrėžimų. Jeigu bus rėmas, pavyzdžiui, užsienį žmonės ateina ir perka paveikslą. Kokia čia problema? Šitai, žinai, pavyzdžiui, rėmas. Man šiandien įsidaužė rėmas. Tai aišku, užsienį tai net nekreipti dėmesio. Va dar irgi šita va, tema man yra, kad... Ne, tai va čia irgi, čia laisvės toka. Laisvės, taip. Čia laisvės toka. Ir va tas man dailininkas, esu daug diskusuodavo, sako, dėl ko ta siena turi būti neidealiai lygi ir neidealiai sterili. Nu, tu esi verbęs tos sienos, nu, nedaug dievė brūšniukas, nedaug dievė dėmelė, nedaug dievė kas nors, o jeigu nebus tokia va, judanti, virpanti, kaip padarysi, žinai, o dabar jau ateina, kai dar daro, bet, pavyzdžiui, dailininkai, taip, gyvenimas malonumas, žinai. Žinot, ir šitas... bet su laiku bėgant gerėja. Taip, o šitas, palaukit, menininkas, palaukit, kur šauksmą darė, Munchas. Tai jisai išneždavo paveikslus į lauką, palikdavo lauke prie lietaus, prie sniego, nu aišku, ten po stogu. Tai aš apie filmą žiūrėjau, nes jo klausė, jis sako, kodėl čia taip darai? Tu sako, paveikslas gyvena gyvenimą. Paveikslas yra energija, paveikslas nėra sofa, paveikslas nėra, tai va, jisai man labai irgi tas inspiravo, kad ir aš irgi po truputį jau lietuviam paskui, čia nieko tokio, sako, jeigu, nu, tai pasako, patvarkyk biški ten, arba atvažiuok, patvarkyk, man įskilo, mes kai kabinom. Va tas dar. Bet, sakau, galiausiai prie ko einam? Laisvė. Taip, šitas etapas mums dabar atėjo, žinai. Ir dabar visi idealiai pasidaro, nu, ten nedaug dievė. Nu, dabar įbrėžimas, tu dabar... Jau žinokit, lietuviai iš tikrųjų patobulėja visame, aš kiek važiuoju interjeru ir renkasi užsienio interjero dizainerius, nebėra ten, žinai, kad vienodai. O reikėtų daugiau paveikslų. O paveikslų reiktų daugiau, bet ne dėl, sakau, nebūtinai mano. Reikia paveikslų, protingų ir gražių žmonių, pasaulis bus tobulas. Pilkam, juodam, steriliam. Būsi graži, sėdės tarp savo gražių paveikslų. Asmeninė nuomonė, asmeninė laisvė, nes grožio standartai rašomi kiekvieną dieną. Taip. Dėkoju. Visiems. Ai, dar palaukit, ir smegenų, kad turėjo. Kai turėsi smegenų, turėsi pinigų pasidaryti operaciją ir nusipirkti paveikslą. Ir aš vėl visas vedu laisvę. Mąstymo laisvė. Reikėtų padirbėti to klausimu, kažką su smegenim daryti, tada būtų bendras klasteriai. Jo, nes... Smegenys tobulėja, ją lengva. Reikia edukuoti ir visą kitą bendrauti. Gerai, emocijos smegenys gydo, jie vystosi. Jeigu gražiai šypsena vystosi, gražus vaizdas vystosi. Ir mąstymas keičiasi, viskas čia normalu, nieko tokio. Čia yra procesas. Taip. Mes einam labai teisingą linkmę.